Šių metų vasario 16 dieną Seinų Žiburio mokykloje įvyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Susirinkusius pasveikino mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Dvasia, ta idėja, kuri buvo pasėta būtent prieš 92 metus vasario 16, jinai išliko iki šiandien. Ir jeigu ne vasario 16, ko gero šiandieną nebūtum turėję nepriklausomos Lietuvos ir mūsų čia. Šventėje dalyvavęs Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius pasveikino susirinkusius su vasario 16-ąją, trumpai priminė Lietuvos nepriklausomybės atgavimo istoriją. Vasario 16-osios galbūt negalėtume šiandieną taip gražiai čia susirinkti ir taip laisvai paminėti šios datos. Jeigu nebūtų vasario 16-os, galbūt nebūtų ir kovo 11-osios, kurią greitai minėsime, minėdami 20-asias Lietuvos nepriklausomybės atstatymo metais. Kartais tos datos yra truputėlį maišomos, neskiriamos. Prieš 92 metus atstatėme Lietuvos valstybę, o prieš 20 metų Lietuvos nepriklausomybę. Įdomią meno programą, dainų ir šokių pynę parengė ir atliko mokyklos darželinukai bei pradinukai. Pagaliau 1917 m. rugsėjo 18-23 dienomis į Vilnių suvažiavo vadinamoji Lietuvių Vilniaus konferencija. Dalyvavo rodos lygiai 222 atstovai. Po ilgų ginčų buvo išrinkta Lietuvos taryba iš 20 narių, kuri turėjo paskelbti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Konferencijai išsiskirsčius Lietuvos taryba pradėjo savo darbą. Aktas buvo parašytas, reikėjo tik jį pasirašyti ir paskelbti. Gruodžio 11 dieną susirinkom. Ta dieną norėjom aktą pasirašyti, tačiau niekas neišėjo. Pačiai tarybai kilo konfliktas. Tuo būdu Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas buvo atidėtas vasario 16 dienai. Lietuva sakoja vaikystė, per Dievas atbėga linksma, per šventantį tėviškės rytą, per saulų žiedų skraidina, mes turbūt tėvynės takeliais, per rūpesčio vargo naštos, brangiausia gimtasis kartelis ir žodis motulės miegos.
Pabaigoje šventės dalyviai, mokytojai, mokiniai, jų tėvai ir seneliai sugiedojo Lietuvos himną.